Ну, сегодня išgirst, atsiprašau labai už mano lietuvių kalbą, man labai aš vis tiek daugiau bendrauju su tuo rateliu. Šiandien aš pabandysiu papasakoti apie tokius, vienus svarbiausių, bet šiandien užmirštus galbūt tokius kultūrinius objektus tarybinio, atsiprašau, Lietuvos sostiniai. Puiku. Taigi, kur mes dabar sėdime? Ir dabar mes sėdime centriniam pašte. Vat, prašome pažiūrėti. Matome dūdą tokią. Jinai yra autentiškas, šitas mechaninis laikrodis. Ir ten yra, vat, prašom pažiūrėti, ir data rodoma. Ir būtinai atsižvelkite į gelžbetoninę metalinę konstrukciją, kuri tarsi formuoja tokį geometrinį, tarsi čia raštas, tarsi kažkoks geležinis nėrinys, toks nunertas iš tikrųjų. Čia visiškai turime dėkoti tik tai architektam Nasvyčiam už tokią dovaną Lietuvos žmonėms iš tikrųjų. Porą minučių ir iš pašto atvažiavom į kitą objektą. Atvažiavom štai su pašto skyrius mašiną. Irgi sena, bet va tokia tvirta. Vat buvo laikas, vat visi va dalykai, suprantat, kiek praėjo metų. Ir vat laiko, ir va dabar vat atvažiavom puikiausiai 5 minutės ir vietoj. Va, kita pašto mašina su mumis irgi atvažiavo, prašom pažiūrėti. Lada, jūs pažiūrėkite, dabar tokių nedaro net išvis, net tik Amerikai būna pikapai. O čia, va, prašom, tarybinis pikapas. Va, čia paštas. Va, paštas, aš girdžiu, net tiesiog eina gražiausiai, puikiausia mašina. Prašom apžiūrėti. Ir tęsime ekskursiją po kitus eksponatus. Na ir apžiūrėję seną, bet gerą techniką, važiuojame į kitą objektą. Perkam bilietuką ir važiuojam. Ir toliau dabar apžiūrėję visus eksponatus, važiuojame šitų patogių troleibusų į kitą objektą. Kodėl aš pasirinkau viešasis transportas? Потому что labai patogus. Pažiūrėkite, dabar nebebūna tokių odinės sėdynės, nepykite, kurie už gyvūnų teisės, anksčiau tokių nebuvo. Labai patogios odinės sėdynės. Žinot, kodėl labai gerai? O todėl, kad kada ateina bilietukų tikrintojas, jis negali jūsų iškrapštyti iš troleibusas, потому что jūs tiesiog prilipote prie kėdės vasarą, nes būna labai karšta. O, mūsų stotelė. Gerbiamas, ir mūsų mokykla taip pat yra gavusi jo šį fotoalbumą dovanų, todėl bus iškabintas garbingoje vietoje. Kas yra fotografija, ar jūs žinote? Kaip fotografuoti veidą? Tam rašyčiau... Atsiprašau. Po vieną kadrą tik. Tiesiog man sudaryti sąrašą, gerai? Justina. Klasė L ir Justina galite rašyti. Kas čia per repeticiją? Prašau, generalinė repeticija baigės, pasiruošiam pagrindiniam paradui. Prisiminkite, kad esate Vilniaus pažiba, jaunoji viltis, jaunoji karta. Ar
Pagaliau atėjo ši diena, kai mūsų triūsas buvo įvertintas su kaupu. Netgi 2, sakyčiau. Mūsų renginys pavyko. Valio! 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 Ir ačiū Vilniaus miesto savivaldybei, kuri mums dovanoja nuostabią vakarienę po šio nuostabaus parado. Tad prašom visi į restoraną. Kugelis! 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 Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien mes imame interviu iš mūsų mielosios direktorės. Labadiena. Labadiena. Taigi, šiandien turime mes keletą klausimų jums. Pirmas būtų, koks jūsų mokyklos pagrindinis šūkis? Labai paprastas ir aiškus kelias progreso link. Ko tikitės iš savo mokinių? Viso ko geriausio. Visada. Net nedvejodama atsakau šitą klausimą. Tikiuosi, kad jie išaugs dorais piliečiais, o išaugs būdami valstybės, gal net visos Tarybų sąjungos lyderiais. Jie vadovaus, dirbs gerus darbus, tarnaus liaudžiai, bus geri proletariatai. O kalbant apie darbus, ar jūsų pačios darbas jūs tenkina? Ar jūs nenorėtumėt keisti jo, pavyzdžiui? Darbas tikrai labai sunkus. Labai sunkus darbas. Gal ir būtų smagu dirbti ką nors kitą, bet aš jaučiuosi dirbanti visuomeniai naudingą darbą, prasmingą darbą. Jaunosios kartos ugdymas yra sunki užduotis ir apie darbo keitimą, tiesą pasakius, nesu galvojusi. Jūs apie ką pagalvojate? Koks jūsų požiūris būtų į maištaujantį jaunimą? Aš tiesiog nežinau, ką tai reiškia. Nemaištauja jaunimas aplink mane. Jiems viskas yra taip gerai. Jie yra patenkinti sistema, jie yra patenkinti jiems suteikiamom teisėm, privilegijom, paskatinimais. Aš manau, kad jie net neturi priežasties maištauti. Supratom. O ar iškilo sunkumų šiandien ruošiantis paradui? Ne, absoliučiai. Jaunimas buvo organizuotas, patys viską planuoja ir aš, kadangi išsirinkau tikrai geriausius iš geriausių, žinojau, kad galiu jais pasitikėti ir ką dabar matau, kad aš buvau teisi. Kaip jums sekasi pamokose su vaikais ir jų įsineštom ryšio priemonė? Paprastai tai neturiu jokių problemų, tik tai šiandien buvo kiek aktualiau. Taigi tikrai prisipažinsiu, prisigrūdau pilnas kišenės ryšio priemonių. Bet ar jūs iš tikrųjų manot, kad jūsų mokiniai užaugs dori ir sąžiningi ir savarankiški žmonės? Taip. Jūs nemanot, kad jums reikės kažkokios pašalinės paramos? Tikrai nemanau. Džiugu girdėti. Toliau klausimas būtų tada,
Ar jūs manot, kad dabartinėje mūsų tarybos sąjungoje, ar jūs išvelgite mūsų dabartinėje tarybos sąjungoje kokį nors trūkumų? Ne. Nei vieno? Ne. Tikrai? Tikrai. Man įdomu. Ir tada paskutinis klausimas. Man daug kas įdomu pastebėjau. Taip. Tai jūs turit kitokią nuomonę? Taip. Prašyčiau net nepradėti. Gerai. Laikysim Nes kaip paslaptį. jum gali tiesiog nepatikt tai, kad kai jūs išgirsite tiesą. Nu, kiekvienas turi savo Gerai, tiesą. kitas klausimas. Paskutinis klausimas. Kuris jums artimesnis, Leninas ar Stalinas ir kodėl? Nu, šiaip labiausiai simpatizuoju Marksui ir jo teorijai, bet kadangi jo nėra šitam klausimui, dar galėtų Engelsą įdėti, nes Marksas, Leninas ir Engelsas yra kaip ir komunizmo tėvai, tai pasirinksiu Leniną, nes jisai vienas iš tų 3 didžiųjų vyrų. Galima dar vieną klausimą? Oi, be abejo, prašau. Ar jūs nemanote, kad komunizmas yra tik teorija, kad jinai realiai negali būti vykdyta? Oi, apie ką, apsidairykit aplinkui. Apsidairykit, viskas kuo gražu. Viskas kaip teorijoje taip pat realybė, graži, viskas iššluota, visi turi ką veikti, visi užsiėmę, visi džiaugiasi, turi darbą, yra sveiki, jokio smurto, šeimos pilnos, gausios ir patenkintos. Lygus visi, solidarūs visi. Gerai, tebūnė, tai jūsų nuomonė šią gerbiu. Gerai. Ačiū nors už tiek.